trumpai kontekstualizuosiu, kokiame čia lauke bandysiu kalbėti šiandien. Tai taip mes su kolegomis kelis metus dirbome prie projekto skirto moralinėms dilemoms modernybės kontekste, turint omenyje būtent holokaustą Lietuvoje ir bandymą, sakytum, iškelti etinius klausimus ir apsvarstyti kaltės ir atsakomybės problematiką. Ir dar nežinau, kas čia pernai buvo šioje salėje, tai yra Baltuose lankuose, ir buvo profesoriaus Arūno pranešimas apie įvairias kaltes ir trauminės patirtis ir taip toliau, tai čia šiek tiek susišaukia su štai prieš metus buvusiu pranešimu, nes panašia problematika dirbau. Tai tas kontekstas toks ir taip pat aš tada čia pasikviečiu į pokalbį, kaip Algis sako, tam tikrus pašnekovus, šiandien jau paminėtus, tai Derrida ir Emmanuelį Leviną, ir taip pat pasirodys ir Heideggeris ir šiek tiek Jankelevičius, tai yra kontinentinės filosofijos lauke. Dabar dar truputėlį to konteksto, tai žinoma, taip šiandien prasidėjo sesija mūsų susitikimas kalba apie kerštą ir aš pabandysiu pabaigti kalbą apie įmanomą arba neįmanomą atleidimą ir kelias neįmanomų atleidimų sampratas pabandysiu atskleisti. Ir tada dar truputį tokio kontekstualizavimo. Tas atleidimo klausimas man čia rūpės ne kaip alternatyva kerštui, bet veikiau kaip tas klausimas toks užmaršties ir atleidimo santykis. Ar ne, mes žinom tokius kasdienius kartais pasakymus, užmiršti tai atleisti, arba atleisti tai užmiršti, tai man tas klausimas irgi atminties ir atleidimo klausimas čia rūpės. Ir tas pasižiūrėti jų būtent santykį, užmaršties ir atleidimo momentas. Pranešimo tą pavadinimą aš vis galvoju pakoreguoti, bet palikau koks yra, tai nesivarkite, kad apie laiką daug nekalbėsiu, bet šiek tiek apie istoriją ir daugiau būtent apie užmarštį ir atleidimą. Ir dabar dar vieną, nuo ko turiu tarytum atsiriboti, tai tematiškai irgi tas pats atleidimo klausimas filosofijoje nėra taip, kad jis labai nuolatos būtų pasirodęs ir daug svarstytas ir panašiai. Priežastys tokios ganėtinai akivaizdžios, kai mes pradedam laukti ar tikėtis atleidimo, iš karto religinis kontekstas, čia pat religinis kontekstas. Ir tarytum apie kerštą galim jau taip daug kalbėti, kariaudami, bandydami spręsti įvairias problemas, o apie atleidimą paliekama tarytum religijai. Tai filosofai, taip jau kiek aš taip žiūrėjau, ganėtinai atsargiai tą klausimą, žiūrėjau, kad nesvarstydami, bet į filosofų akiratį ten atleidimo klausimas papuola būtent 20 amžiaus, ypatingai antrojoje pusėje, kai iškyla tie klausimai, o kaipgi dabar mums permąstant kaltės ir atsakomybės sampratą, kaip mes galim kalbėti, ar galbūt nekalbėti apie atleidimą, turint omenyje 20 amžiaus katastrofas, o jeigu konkrečiai holokaustą. Tai būtent tas klausimas, ar yra kažkokie dalykai, kurie galbūt negali būti atleidžiami, o gal priešingai, gal yra tokie, kad jie tik ir tegali būti atleidžiami. Tai būtent tas momentas taip papuola į filosofijos akiratį. Tai dabar po tokios plačios įžangos plačios, mano pranešimas susidės iš tokių kelių dalių. Pradžioje šiek tiek pasvarstysiu apie tokius štrichus, nurodysiu į atminties sampratą, tada pateiksiu kelis pavyzdžius skirtingus apie užmarštį ir po to svarstysiu bent jau dvi atleidimo neįmanomybės sampratas ar tiesiog trajektorijas, kaip tas klausimas pasirodo, ir pabaigsiu, tikiuosi, kad su tokiu galbūt viltimi, o kaipgi vis tik galbūt galimas atleidimas. Tai keletas nuorodų būtent apie istorijos sampratą, kurią aš čia turėsiu omenyje, vėlgi pasitelkdama filosofų, čia jokių atminties teorijų aš nepristatinėsiu, bet noriu supriešinti
arba atkreipti dėmesį į istoriją kaip tokį pasakojimą, kuris siekia sukurti nuoseklų naratyvą ir nepalikti jokių pertrūkių, jokių trikdžių, ir mes galim sakyti, kad mes jį tarytum sekame taip iš praeities į ateitį, į dabartį ir tada į ateitį. O atmintis čia galėtų irgi taip rodytis kaip tas momentas, pasakojimas, kurį mes pasakojame iš dabar, atsigręždami į praeitį, bandydami vėlgi sujungti tuos dalykus. Ir su kokiu mes čia susidurėme, kad tam tikras, irgi jau čia nuskambėjau vakar, esaties metafizikos klausimas, neatsimenu kieno pranešimo, bet būtent čia turima Gintas ir dar galbūt kažkas. Čia turima būtent tas momentas, kad štai atrodo, kad mes turime tą reprezentaciją, bandymą reprezentuoti įvykius, faktus ir taip toliau. Ir tai yra toksai grynasis dabar, kaipgi dabar mums visą tai paaiškinti. Dabar tokioje atminties pasakojime mes galime matyti, išskirti tokius kelis momentus. Tai tokia atmintis, kuris siekia suvilgti tą pasakojimą išlaikyti, tai yra toks tam tikras kontrolės momentas, tai yra sukontroliuoti ir kartais tai gali net nueiti iki tokios gynybinės strategijos, ir aš čia pavyzdžių nepateikinėsiu, bet ir kartais būtent tas kontroliavimas, jis gali netgi būti tam tikros, netgi paaukojimas vardan tiesos, siekiant ir tiesiog išlaikyti tam tikrą kontrolę. Kitas tokios atminties aspektas galėtų būti manipuliavimas praeitimi, tai vėlgi aš atsigręžiu į praeitį ir iš jos tam tikrus dalykus paimu dėl tam tikro ateities tikslo, bet šiek tiek manipuliuodama istorinę interpretaciją. Ir trečiasis aspektas, kuris čia galėtų būti svarbus, tai kad leidžia įsitvirtinti tam tikrai nostalgiškai struktūrai. Dar jeigu toliau, čia galima būtų pridėti gedėjimą ar melancholiją ir taip toliau, bet ten nesivelsiu. Tai yra toks nostalgija, kuri siekia paaiškinti ir atgaivinti praeitį ir ją tarytum, taip reprezentuoti, kad jinai pateiktų man tą viziją praeities, kad viskas buvo štai kažkada puikiai ir mes turime tik tai užlaikyti tą momentą. Tai visi šie trys aspektai, kontrolė, manipuliacija ir nostalgija, gali būti matomi kaip subjekto tapatybės teigtis, tai yra subjektas save įtvirtina, asmuo save įtvirtina istorijoje ir išlaiko tam tikrą tokį identitetą, jį siekia pastiprinti. Dabar tokioje, labai čia taip schematiškai papasakotoje atminties sampratoje, akivaizdu, kad jinai nėra vienprasmiška, kad joje yra kažkas fundamentaliai pražiūrėta. Tai yra, jinai nepajėgia to, kas štai netelpa į tą pasakojimą, kuris leidžia subjekto tapatybę įtvirtinti. Taip pat nepatenka į tą pasakojimą tai, kas negali papasakoti tam tikrų dalykų. Tai yra tiesiog nėra to, kuris papasakoti to, kurio niekas kitas, bet tik tai tas kažkas liudijo. Arba kitaip, jau čia lerniškais žodžiais persakant, tai galima sakyti, kad tai yra tokia kito užmarštis, ir čia tas kitas gali būti bet kuris kitas, bet taip pat įvairios mažumos, kurių balsų mes niekados neišgirdome dėl vienokios ar kitokios priežasties, nes jie tiesiog nepasiekė mūsų, kad savo istoriją papasakotų. Tai tokios, mes čia galim nurodyti tą tokią, vėlgi leviniškai žodžiais į tam tikrą pėdsaką, praeitį, kuri niekados nebuvo mano dabartimi, neturi jokios atminties, niekaip negali būti reprezentuojama dabartyje, tai visiškai išslystanti. Tai ir čia dar galima praplėsti tuos momentus ir sukonkretinti, kad kito išgyventa kančia arba kito mirtis, jinai niekaip nebuvo mano dabartyje, jinai niekaip negali būti reprezentuojama, nes pats tas judesys, kurį aš jau daryčiau, jis tarytum įvilktų į tą pasakojimą ir kartu tuo pačiu metu jį sunaikintų, panaikintų. Tai
galim sakyti, kad savasties tapatybė yra grindžiama atmintimi, o susidūrimas su kitu neturi atminties, tai tam tikras plyšys, laiko pertraukis arba neatmenama praeitis. Ir tam galima priešinti būtent absoliučią praeitį, kito praeitį, kuri negali būti sugriebta mano sąmonėje. Ir dabar tai tas momentas, kuris čia toks, kurį bandau nurodyti, tai tokia išslydimas, kuris nėra užmarštis. Tai jos niekaip nepasirodo mano atmintyje, bet tai nėra tokia užmarštis, kurią aš galėjau užmiršti. Niekados nebuvo į mano akiratį papuolus ir aš galiu visiškai nežinoti, kad kažkoks momentas išslydęs, ir čia šiek skiriasi nuo užmaršties, kurios pavyzdžius taip pat pateiksiu. Dabar dar kalbant apie tą istorinį pasakojimą, kuris čia suartėja su atminties samprata, nes viena vertus mes galėtume skirti istoriko pasakojimą ir atminties analizę, bet šiuo atveju, bent jau iš leviniškos perspektyvos, tokia atmintis, kuri nepalieka jokio plyšio kitybei, panaši yra į istoriko pasakojimą, kuris irgi nepalieka jokio plyšio kitybei. Ir Levinui istorija netgi yra, sako, istorija yra taip, kaip totalybė pasireiškia konkretybė. Tai yra totalizuojant ir surišant viską į vieną pasakojimą ir kaip žodžiai sakant, istoriografų totalybėje, kito mirtis yra pabaiga. Tai yra po kito mirties, jis visiškai nutyla ir aš nieko negaliu apie tai pasakyti. Ir tada klausimas, kuris čia man, žodžiu, iš viršuje kybo, tai kaip mes galim kalbėti apie atleidimą, ar apskritai galima kalbėti apie atleidimą štai tų dalykų, kurie niekaip nebuvo mano dabartyje, niekaip nepasirodė mano sąmonėje. Tai Levinas priešingai istorijai, tik kaip apsimestinė atminties formai, siūlo įsivaizduoti istoriją, kuri būtų greičiau kaip atminties išardymas, skaitoma, gyvenama ir kritikuojama iš neišpildytų atsakomybių perspektyvos, atsižvelgiant į tuos istorijos aspektus, kurie visiškai iškrenta iš norminės istorinės atminties. Ir tada tik suradus to, kas neatmenama prasmes, atsigręžus į tuos, kurie savo kitybę buvo apleisti laikę, tik pripažinus auką kaip tą, kurios etinė vertė ir atsakomybės priskirimas negali būti panaikinti, net ir tariamos sąmoningumo formos. Ir čia tokia tarytum skirtis tarp to, kuris išgyveno ir to, kuris neišgyveno atminties. Ir kaip vakar girdėjau Rūtos pranešimą apie muziejus, kaip muziejai irgi kaip tos atminties formos siekia pasisakyti tiems, kurie niekada nebuvo išgirsti ir juos atrasti ir parodyti. Tai žinoma, kad problema išlieka, o kaip tuos prakalbinti, kurie neturėjo balso ir išnyko istorijoje, bet vėlgi neprimetant mano koncepcijos apie juos. Tai tas klausimas čia toks išlieka ir aš nežinau, atsakymo į tą neturiu, tik tai pasiūlysiu pristatyti kelius momentus. Dabar porą pavyzdžių. Ir tikiuosi, tos mano nuorodos visiems bus girdėtos. Vienas pavyzdys apie, ne visiškai tokią levinišką neatmenamą praeitį, bet kažkokių asociacijų galima pastebėti, tai tikiuosi, kad kai kuriems žinomas ir skaitytas romanas Zebaldo Austerlicas, arba galbūt kas nors matėte spektaklį, kuris pastatytas Lūpos, būtent remiantis šiuo romanu. Man jame yra keli dalykai įdomus. Vienas, žinoma, praeities reprezentacijos negalimybės momentas, kaip labai trumpai primenant apie ką yra knyga, tai yra, bet pernelyg siužetų irgi neatskleidžiant, tai įdomu tokia, ne. Tai yra pasakotojas ir yra Austerlicas, Žakas Austerlicas, kuris yra
toks keliaujantis po įvairias vietas veikėjas. Ir tiek vienas, tiek kitas romane, šitų pasakotojas ir Roberto nežinom ir Austerlicas, jie tarytum po truputėlį atgaidina tą praeitį, kuri nebuvo ypatingai Austerlico atveju jo praeitimi. Tai yra, jis nežino, išsiųstas į Vokietiją su vaikų traukiniu ir nežinojęs ilgą savo gyvenimą, apskritai savo praeities, iš kur jis kilęs, kas jo šeima, kas nutiko jo tėvams Holokausto metu. Ir tada jo grįžimas, toks fizinis grįžimas į vairias vietas ir architektūros momentas ten irgi yra svarbus, kai tam tikros stotys primena tam tikrus momentus, kuris net negalėjo savo vaikystės atminty turėti kai kurių momentų. Tai, o kito pasakotojo prisiminimas yra kitoks, nes jis yra vokietis ir jis irgi, jie abudu išstūmė Holokaustą buvo iš savo atminties. Ir tas jūsų suvokimas, kas nutiko po truputėlį, bet jis niekaip nevyksta iki galo, nes nuolatinis išskleidimas per įvairias referencijas vykstantis. Tai tokios bandymas užgriebti praeitį per įvairius ženklus, kurie ženklai pėdsakai kažką nurodo, bet iki galo jos nepadarant reprezentaciją. Ir kas vyksta tiek vieno, tiek kito šių veikėjų atveju, kad neišvengiamai jų didėja kaltė. Ir kartu tiek vieno, tiek kito, tarytum atleidimo siekimas arba atleidimo susidūrimas su situacija, kai atleidimas atrodo negalėtų būti įmanomas, nes nėra kas galėtų atleisti nei vienam, nei kitam. Tai romanas man yra įdomus ir tuo, kad jis, bent mano tokia reakcija buvo, kad tai nėra pasakojimas štai vien tik apie tą veikėją, bet kad darytum toks pasakojimas, kuris yra pasakojimas apie mus, apie šiuolaikinį žmogų, 20 amžiaus žmogų, kuris stengia tam tikrus momentus arba išstumti, arba juos yra išstūmęs ir per įvairius ženklus galbūt yra galimybė juos susigrąžinti, steigiant įvairiausius ženklus ir atgaivinant tam tikrus atminties momentus, kurie galbūt niekados nebuvo visiškai paties veikėjo, šiuo atveju paties šiuolaikinio žmogaus patirtimi ir nebuvo jo gyvenimo dalimi. Tai šiuo atveju ta užmarštis yra ne visiškai tokia, kur Levinas kalba, kad neatmenama dabartis, nes tuo atveju mes, Levino atveju negali būti jokio empirinio pėdsako, šiuo atveju mes empirinius tam tikrus pėdsakus turime, bet panašumas man čia šiek tiek rezonuoja. Priešingai tokiai užmarščiai ir pastangai atminti, kurią sutinkame tame romane, norėčiau nurodyti į priešingą atvejį, kai mes siekiame aktyviai užmiršti, kas iš tiesų yra toksai paradoksas, atrodo, kaip tau statyti užmiršti. Ar ne? Ir čia, aišku, negalime neprisiminti Nyčės, kuris sako, kad užmaršumas tai nėra vien tik tai inercija, kaip mano paviršutiniški žmonės, priešingai jis yra aktyvus, itin teigiamas gebėjimas slopinti, dėl ko viskas, ką išgyvename, patiriame, dėl visko, ką išgyvename, patiriame ir kas į mus patenka. Ir neseniai man, kitas pavyzdys, neseniai papuolė į rankas knyga tokios literatūros kritikės Šošanos Feldman. Man įdomu buvo jos įvairūs aptarimi pavyzdžiai apie nereprezentacijos negalimybę. Ir ji taip man netikėtai pasitelkia Kamiu romanus, būtent Marą ir Krytį, santykiui su nereprezentacija. Ir konkrečiai būtent Krytis, jos yra interpretuojamas kaip 20-ojo amžiaus žmogus, ne egzistencialinių visokių kalčių kamuojamas, bet konkrečiai kamuojamas Holokausto kaltės.
Ir stengiantis išstumti būtent holokausto patirtį. Ir, na, tai netgi nėra tas stebėtojas, netgi tai nėra tas bystanderis, nes pagrindinis veikėjas, jis apsimeta. Jis, jeigu atsimenat ar ne, jis apsimeta, kad mergina, kad jis nieko negali padaryti dėl tos merginos, kuri ruošiasi nušokti ir galiausiai nušok į upę nuo tilto. Tai, ar ne, ir visiškai, na, tarytum vaidinantis kasdieniuose veiksmuose dorą pilietį, bet kai susiklosto aplinkybės, kai jis turi štai priimti kažkokį judesį padaryti, apsimeta, kad, na, tai ne jo, jis net to nepastebėjo, arba tai jau yra per vėlu. Ir čia būtent iš šios, aš nekvestionuoju tos interpretacijos, bet man tiesiog pasirodė labai įdomu, mes visi paauglystėje turbūt tą knygą skaitėme ir jį visai kitaip pasirodė dabar, kai prieš porą dienų greitai vėl perskaičiau. Tai jis sako, kad Krytis tai yra knyga ne tik apie tylą, bet ir apie tai, kaip viena tyla maskuoja kitą, kaip vienas koncentrinis pasaulis apibrėžia kitą. Savižudybės scena tampa figūra toms istorinėms situacijoms, kuriuose tyla vėl įsitvirtina, istorijos kaip tylos, istorijos kaip pakartotinio nutylėjimo ir patvirtinimo metafora. Ir jos akivaizdžių pastebėjimų nesako, kad tai nesokratiškas klausinėjimas, o tyla paslaptis, ne pasipriešinimas, o pasidavimas. Ir čia galim prisiminti daug mąstytojų, kurie būtent mąsto ir nurodo į moralinę kaltę, ne vien tik tai kaip aktyviai kažkokį padarytą veiksmą, bet, pavyzdžiui, prisimenant Rikiorą, sako, kad gali būti moralinė kaltė, gali būti priskirta elgsenoms kylančioms iš neveikimo kategorijos, kaip to reikalavo Karlas Jaspersas 4 kaltės sampratos. Tai yra todėl, kad čia kalbama apie daugybę konkrečių neveikimo veiksmų, ne vieną, bet daugybę konkrečių neveikimo veiksmų, kurių tikslės aplinkybės galima prisiminti po fakto. Ir čia galima matyti, kad implikuojama, kad konkrečiai holokausto atveju nekaltų nėra nei vieno nekalto. Gali būti tik nesusivokęs, o nekaltas būti negali. Jeigu jis galiausiai būsi kaltas dėl nekaltumų. Ir kaltė čia nėra priešinga nekaltumui, o tam tikras sąmoningumo procesas, ne teorija, o tam tikra praktika. Na ir dar įdomiau jos interpretacijoje, kad ji konkrečiai Klamansą, ar ne pagrindinį veikėją, jo tylą tiesiogiai sugretina su Paul de Mano tyla ir veidmainystė. Paul de Manas, literatūros teoretikas, galbūt kas tyrinėjo, kas dirba toje srityje, tai jis skaitė, aš daugiau domėjausi tik tai jo biografiją, šiek tiek tai Paul de Manas vėl gyveno Belgijoje, 48 metais emigruoja į Jungtines Amerikos valstijas ir nuo 60 metų dirba keliuose prestižiniuose universitetuose, prancūzų ir lyginamosios literatūros katedrose ir tampa ganėtinai įtakingų literatūros teorijos kritiku. Ir viskas atrodytų puikiai, bet po jo mirties 87 metais, panašiai 3,5 metų po jo mirties praėjus, paaiškėjo, kad per karą jis rašė antisemitinius tekstus dviem nacių kontroliuojamams Belgijos laikraščiams. Buvo panašiai apie 20 metų, 21 metų. Ir tekstų prirašė apie 200. Ir dar tokios detalės, jis ten visaip ir Belgijoje slapstėsi dėl įvairaus padirbinėjimo, atvykęs į Jungtines Amerikos valstijas, kai pradėdamas dirbti universitete parašo, CV reikia parašyti, tai jis patvirtina, kad jis buvo pasipriešinimo sąjūdyje prieš nacius ir dar, kas aišku, čia mums akademikams, tai iš vis turbūt baisiai baisu, primeluoja apie savo magistro darbą ir savo disertaciją. Tiesiog išgalvoja taip stambiai, kad niekas net negalvoja, kad čia gali būti kažkaip kitaip. Tai nežinau, būtent tai
mano aptiktai netyčia Šošanai Feldman, galbūt tas toks, ir jis dar 2 žmonas turėjo vienu metu, nu žodžiu, toksai, kaip pasakoja, iš tiesų labai atgrasus turbūt asmuo, kurio mes nelūpėm norėjo sutikti, ir toks pat yra Klamansas Kamiu Krytyje, kur nuolatinis apgaudinėjimas, melavimas, apsimetinėjimas. Tai galbūt tas surezonavo ir aš čia tos, ten galima kritikuoti jos interpretaciją, bet vis tik pasirodė man tas taip, įdomu. Ir tada jų žodžiu klausė, kad gal nepavykusi Kryčio išpažintis galėtų atstoti Demano praleistą išpažintį, kiek įvalizuoti įprasmina traumos padarinius ir pokyčius, kuriuos sukėlė karas, tiek Krytį iš tiesų galima skaityti kaip neišsakytą Demano autobiografinį pasakojimą. Dabar Demanas, aišku, čia man atsirado neatsitiktinai, nes būtent leidžia konkrečiau iškelti atleidimo klausimą. 66 metais John Hopkinso universitete Demanas susitinka su Derrida. Ir jų susitikimas iš tiesų išvirsta į labai artimą draugystę ir akademinį bendradarbiavimą. Kai paaiškėjo štai šis Demano atvejis, Derrida, rašoma, viena vertus buvo sukrėstas, kad štai jo artimas bičiulis ir kolega buvo štai toks vis tik ir antisemitas ir slėpęs, dėl slėpimo čia kitas momentas, bet kad, žodžiu, nežinau. Bet kita vertus, Derrida atsisako pripažinti kad Demano kolaboravimą su naciais ir net akivaizdžiai jo antisemitinį straipsnį perinterpretuoja savaip. Ir peraiškindamas Demano tekstus, Derrida remiasi, jau kaip minėjau, melagingais paties Demano pasiaiškinimais ir sako, bet štai jisai sakė, kad jisai buvo vis tik tai pasipriešinimų sąjūdė. Tai jis perinterpretuoja tekstinę, problemą perinterpretuoja į tekstinę, o ne praktinę. Ir Demano gynimui Derrida randa kelis argumentus, tai pronacistinės nuotaikas Europoje, jauną amžių. Ir gindamas jo tylėjimą, nurodo į tai, kad tiesos sakymas, čia aš jau dabar cituoju, būtų užėmęs per daug laiko ir atitraukęs Demaną nuo jo darbų, kad tai būtų buvęs pretenzingas ir juokingas gestas, netaktiškas ir nepadorus, beprasmiškai skausminga teatralizacija. Ir viename iš savo tekstų, rašydamas apie Demaną, kaip jūros ošimas giliai kriauklėje, Derrida pasitelkė ir atsakomybės temą, bet be nuorodos į etiką. Ir čia atsakyti už kitą sieną su perkėlimu, alegorija, retorika, psichoanalizė, bet ne etika. Ir jis sako, čia ne tiek Demano atsakomybė turėtų rūpėti, o mūsų atsakomybė atsakyti, pasiteisinti vietoj Demano. Ir dar daugiau jis kritikuoja Demano kritikus. Ir išvada galiausiai Derrida yra tokia, kad tai, ką padarė Demanas, bendradarbiavo su Belgijos nacių okupantais, turėtų būti suprasta ir atleista. O Demano kritikai padarė skaitymo klaidą. Ir tada, sekant toliau, Derrida apskritai analizės, svetingumo, atleidimo tema, nuolatos aptinkame mąstymą aporium ir paradoksais. Ir atleidimas, tai jau šiandien mes ryte girdėjome jam, tai yra be sąlygų, malonės aktas, be jokių mainų. Ir tikrasis atleidimas, čia iš tiesų įdomu yra. Sako, turi apimti tai, kas neįmanoma. Nes jeigu tu atleidi tai, ką įmanoma atleisti, ką gali tu pateisinti ir suprasti, tai nėra, sako, tikras atleidimas. Atleidimas gali atleisti tik tai, kas neatleistina. Tai yra, ko niekaip negali suprasti, niekaip negali pateisinti. Tik tada atleidimas yra įmanomas, jis įmanomas jo pačioje neįmanomybėje. Tai tokia, paradoksai likimas. Gali apie atleidimą kalbėti, tik todėl, kad jis yra neįmanomas. Tai ir toliau sekant, ar ne, kad sako, kad atleidžiant už tai, kas neatleistina, reikia likti šios neįmanomybės beprotybėje. Grynas tai besalgiškas atleidimas, kad turėtų savo prasmę, neturi turėti jokios prasmės, jokių galutinių tikslų, net turi būti nesuprantamas. Visos sąlygos panaikinamos, moralinės pasekmės nėra svarstamos. Ir
Čia taip pat panašiu metu, kai paaiškėjo Demano atvejais 87 metais, panašiu metu taip pat pasirodo ir Farijos knyga apie Heideggerį ir Heideggerio kolaboravimą su naciais ir taip pat jo tylą, nutylėjimą, kad jis niekaip apie tai nieko nepasakė. Tai Derrida ir Heideggerio tylą pateisina ir ne tik pateisina, dar daugiau. Jo manymu, kad tai yra, čia kalba, kuri tekstu po to išvirto, mano, kad tai yra daug pozityviau ir daug autentiškiau, tiesiog nieko nesakyti. Ir pacituosiu ir sako, kad galbūt, čia Derrida sako, galbūt Heideggeris manė, galiu pasmerkti nacionalsocializmą tik tuo atveju, jei galiu tai padaryti kalba, kuri yra ne tik mano jau išsakytų minčių viršūnėje, bet ir to, kas čia įvyko viršūnėje. Jis nebuvo pajėgus to padaryti, Heideggeris. O galbūt jo tylėjimas yra sąžininga pripažinimo forma, kad jis to nebuvo pajėgus. Tai tyla, tiek Demano tyla, tiek Heideggerio tyla, Derridano atveju yra tinkamas, deramas tokioj situacijoj, kurioje paaiškinimo negali būti elgesys, tinkama laikysena. Ir jo manymu prašyti atleidimo, ir čia turint tiek omenyje tiek Demaną, tiek Heideggerį, kad prašyti atleidimo reikštų įvesti sąlyginę mainų logiką, ekonominę transakciją. Ir tas kvietimas besąlygiškam, maloningam, begaliniam neekonominiam atleidimui, kuris yra suteikiamas kaltajam kaip kaltajam, be jokio pasipriešinimo, net tiems, kurie neatgailauja ir neprašo atleidimų. Ir bet koks prašymas jau būtų simetriškas ir abipusis, vestų tam tikrą mainų logiką, o kai besąlygiškai atleidžiama, tai nuo to momento jau nėra tas kaltas kaltuoju, jis yra netgi geresnis negu kaltasis, nes jiems jau yra atleista. Na, ši tokio besąlyginio atleidimo samprata, logika išplėtota kai kuriuose Jankelevičiaus tekstuose, nors jo tekstai vienur vienaip, kitur kitaip, bet tai čia tebūnėm, tai nėra mano tema analizuoti skirtumus tarp jo pačių tekstų, bet vienoje iš jo svarbiausių turbūt knygų atleidimas, na, tai užmaršties laikas yra tapatinamas su atleidimo laiku. Ir jis, žodžiu, čia Derrida atkartoja iš tiesų Jankelevičiaus kai kurias mintis, bet dar čia galima pabrėžti tą tokį dar užaštrintą momentą, kad radikalaus, absoliutaus blogio akivaizdoje, kurio tu niekaip negali pateisinti, niekaip negali suprasti, nežinai kaip atsakyti, vienintelis galimas elgesys, vienintelė galima reakcija yra būtent atleidimas, kuris absurdiškai, gamtiškai ir neteisingai atleidžia tai, kas nepateisinama ir neatleistina. Tai yra pati nepateisinamumo riba ir tai yra, na, jo manymu, stebuklo prigimtis. Ir jei blogis būtų pateisinimas, jei egzistuotų švelninančios aplinkybės, vadinasi, jei blogis nebūtų blogis, atleidimas būtų perteklinis. Tuomet užtektų kažkokių kitų veiksmų, blogio pagrįsto atleidimo. Ir tai tokia hiperbolinė atleidimo logika, kurią mes galim matyti, jis pats teigia, kad jinai yra anapus etikos ir anapus teisingumo. Ne todėl, kad jinai, tarytum, jo manymu yra neetinė, bet kad ji nevertinama pagal etinės jokias kategorijas, nes čia jos nebegalioja ir ji turi padaryti tokį šuolį, tarytum, atleidimo šuolį, prie kurio niekaip tiesiai mes negalėtumėm ir paaiškinimai nueiti. Tai dabar, dar vieną perskaitysiu jo citatą, ir sako, kad pats atleidimas atleidžia vienu ypu, vienu nedalomu impulsu ir atleidžia be išimties, vienu radikaliu ir nesuvokiamu judesiu, jis viską išmina, viską nušluoja, viską užmiršta. Vieno akimirksnio atleidimas padaro praeitį tabula rasa ir šis stebuklas atleidimui toks pat paprastas, kaip pasakyti labas vakaras ar sveiki.
Taip, tai dabar, kadangi jau prisiminiau Klytį, tai leisiu savo pacituoti Klamansą, kuris nuolatos ten veda monologą ir dialogą su menamu pašnekovu. Ir jau kaip minėjau, ganėtinai ir drąsus veikėjas. Ir jis, štai svarsto. Sako, kad kartais jis viską užmirždavo. Moteris, su kuriom būdavo, užmirždavo. Pats teisėjas labai vaidindavo tokį teisingą ir sprendimus priminėdavo. Bet pats gyvenimo, žodžiu, kaip pasakoja, jis buvo labai toks palaidas. Ir sako, kartais mano užmaršumas būdavo pagirtinas. Jūs pastebėjote, yra žmonių, kurių religija liepia atleisti visas kaltes. Ir jie iš tiesų jas atleidžia, bet niekados neužmiršta. Aš anaiptol nebuvau linkęs atleisti, bet galų gale jas užmiršdavau. Ir kaltininkas, manęs, kad jo neapkenčiu, negalėdavo atsitokėti, pamatęs, kad sveikinusi su juo plačiai šypsodamasis. Tada jis, priklausomai nuo savo charakterio, žavėdavosi mano sielos didybę arba niekindavo mano menkystę, negalvodamas, kad priežastis kur kas paprastesnė. Aš būdavau užmiršęs viską, net jo vardą. Ta pati silpnybė darosi mane abejinga ar nedėkinga, suteikdavo man didžiadvasiškumą. Tai, manau, akivaizdu, kad žodžiu, tas toks šiaip labai toks viliojantis begalinis atleidimas, kuris galiausiai sutampa su užmaršumu. Klausimas, ar toks atleidimas, jei tai vyksta dėl paprasto užmaršumo, yra atleidimas? Ar atleidimas vis tik turėtų būti sąmoningas sprendimas pakeisti savo požiūrį ir įveikti savo pyktį ir kerštingumą? Ar tai paleidimas ir sprendimas? Ir kitas dar įdomus toks momentas, kurį čia galima pastebėti, ir ne, kad tas, jau kaip minėjau, atmink užmiršti, tai kaip aš dabar galiu atsakyti, atminti užmiršti, galiu nuspręsti atleisti, tai galiu sąmoningą sprendimą daryti, bet ar galiu nuspręsti užmiršti? Vienas valingas sprendimas, o kitas, Nyčė mano, kad galima, bet kelia tokių klausimų. Pasitelkiant dar Rikiorą, tai jis pastebi, kad simetrijos tarp atminties ir užmaršties nėra atleidimo atžvilgiu, turint būtent atleidimo omenyje. Ir sako, kad giliausia priežastis, dėl kurios užmarštis ir atmintis yra asimetriškos atleidimo požiūrių, slypi neapibrėžtame priešpriešos pobūdyje, kuris skiria pačią užmarštį jos viduje. Tai priešprieša taip užmaršties kaip visiško užslydimo ir užmaršties, kuri tarsi lieka paslėpta ir laikoma atsargoje. Tai viena vertus viena visiškai išslydusi, o kita gali pasirodyti. Ir tada iškyla štai tokios dilemos, tai susiję su tuo, čia Rikioro atveju, kad jeigu atmintis yra susijusi su įvykiais, net ir tokiais pokyčiais, kurie lemia atpildą, atitaisymą ar išrišimą, tai užmarštis formuoja ilgalaikės situacijas, kurios šia prasme gali būti vadinamos istorinėmis, kadangi jos sudaro tragiškos veiklos esmę. Taip tariant, užmarštis nutraukia veiksmo testinumą, visiškai išstumia tuos pasakojimus, tas kančias, nutylėtas istorijas, kurios niekaip nepasirodė reprezentacijoje ir net jų galimybė yra ištikrinama. Tai yra teisingumo ar prisiminimo, bet kokiu aspektu momentas niekaip čia nepasirodo. Tai dabar, aš taip žiūriu, panašiai perskirto jau į antrąją savo pranešimo pusę. Ir čia pasitelksiu jau minėtą Leviną, kuris irgi kalba apie atleidimo paradoksą, bet atleidimo paradoksą mato jo retroaktyviame veikime, kur žiūrint iš įprastinių laiko perspektyvos, jis reiškia, Levinas sako, natūralios įvykių tvarkos inversiją, laiko grįžtamumą. Ir veikdamas intensyviau nei užmarštis, kuri nesusijusi su pamiršto įvykio realybė, atleidimas veikia praeitį, tarsi pakartoja įvykį jį apvalydamas. Ir aš prie šito grįšiu pačioje pabaigoje.
Tai jeigu atleidimas šiuo atveju nėra užmaršumas, tačiau jis nėra ir tiesiog atsiminimas. Tai veikiau nuoroda į tai, kas nebuvo reprezentacijoje, nuoroda į tai, kas nebuvo istoriko istorijoje, o nuoroda į tai, kas niekaip nebuvo reprezentuojama, bet nuolatos kažkokiu būdu yra dabar ir reikalauja tam tikro veiksmo ir atliepimo. Ir čia Levinui visiškai priešingai nei Derrida ar minėtam Jankelevičiui toje knygoje, atleidimas, kuris suteikiamas be sąlygų, nėra dovana, kurią turėtų duoti. Priešingai, gailestingumas ir atleidimas, kuris suteikiamas be sąlygų, yra tik pigi malonė. Ir sako, kad be didelių susitaikymų pastangų, be aukojimosi, be materialinių aukų atleidimo reikalavimas gali sudaryti erdvę bailumui ir tinginystei. Viename iš savo tekstų ji neramina tai, kad atleidimas pateisina nusigręžimą nuo atsakomybės. Blogis sukelia blogį ir begalinis atleidimas tai skatina. Ir kartais reikalavimas atleisti kartais tampa neįmanomu. Ir aklavietė čia yra ta, kad bet koks gestas link atleidimo šioje klaustrofobiškoje žiaurumų erdvėje atrodytų tuščias ir melagingas. Galima pabrėžti ne tik neįmanomas, bet ir nemoralus. Ir čia tie, kurie žinote šiek tiek Leviną, ir mane tas klausimas buvo įdomus ir neramino, jo begalinės atsakomybės samprata atrodo įima viską, bet ant kito. Tu viską turi daryti jo. Ir tada klausimas buvo, o atleisti kitam už jo daromą blogį, ar tai yra mano atsakomybė, ar ne? Tai tas klausimas mane iš dalies čia ir vedė būtent prie atleidimo klausimo santykio su atsakomybė. Ir aš tą po truputėlį atsakysiu. Tai, matom, kad tas jo manymų, kad pasaulis, vis tik, kur atleidimas būtų toks Derrida, begalinis, visagalis, jo manymų toks pasaulis yra žmoniškas. Ir čia begalinė atsakomybė, jeigu ją atliepi Levino manymų, ji tik didėja, begalinis atleidimas priešingai sunaikina pačią atleidimo galimybę. Ir besąlygiškas ir begalinis atleidimas, jo manymų, kreipdamas dėmesį ne į nukentėjusius, bet į nusižengusius, neveda teisingumo link ir tampa pats blogio pasiteisinimu. Kitaip sakant, kai mes kalbame apie atleidimą, tai atleidimas tarytum yra tas, kad pamirštama pati auka, o pradeda rūpėti štai tas pagaliau susivokęs nusižengusysis ir kuris meldžia atleidimo, kuris norėtų, kad jam būtų atleista. Čia priminsiu dar vieną istoriją, kuri čia labai paranki iš Simono Wiesensthalio knygos Saulėgrąža, kurioje Wiesensthalis, būdamas koncentracijos stovykloje, įkalintas, yra pakviečiamas į ligoninę seselės, kurioje ligoninė miršta, seselė kviečia jį ateiti į ligoninę, nes jo šaukė, tiksliau ne jo, bet žydo šaukėsi mirštantis nacis, vardu Karlas. Ir krikščioniška, būtent iš vienuolyno seselė, dabar to neatsiminsiu, nori padėti štai tam mirštančiam nacių kareiviui, kad jam žydas atleistų, nes jis jau susivokęs, kad atleistų už žydų žudymą. Ir Wiesensthalis knygoje nuosekliai pasakoja tą susitikimą ir sėdėjimą prie to nacių kareivio Karlas vardu lovos ir klausydamas jo išpažinties ir turėdamas tą klausimą pat savo, ar jis gali atleisti jam, ar jis gali atleisti štai šiam mirštačiam nacių kareiviui. Ir knyga Saulėgrąža, kuri išleista, ji tada papildyta daugybę įvairių komentarų iš skirtingų religijų ir mąstytojų, kurie irgi apsvarsto tą klausimą, o ką jis turėtų padaryti. Ar jis turėtų atleisti, ar ne. Ir
ta istorija atveria tą tokią iš tiesų sentimentalią pagundą, kai nori tarytum sukeisti auką su nusikaltėliu, nes štai tas nusikaltėlis dabar atgailauja ir tarytum, o kodėlgi jam neatleidęs. Ir po holokaustinėje literatūroje ta tokia pagunda atleisti tokioje situacijoje gali būti yra interpretuojama kaip dar viena blogio banalumo forma. Kitaip tariant, šiuo atveju blogio banalumas tai blogio sumenkinimas ne tik jį darant, bet ir įvertinant. Ir kai teigiama, jog reikėtų atleisti ir užmiršti, tai blogio, kuris negali būti atleistas subanalinimas ir veda link savižudiško abstrakčios meilės ir abstrakčios neapykantos derinio. Tai jeigu taip galvoja, tai ką jisai padarė, neatleido. Neatleido, su juo pabuvo jo mirties valandą, bet jam neatleido. Nes sako, man jis nieko nepadarė. Jeigu man jis būtų ką nors padaręs, aš galbūt jam už tai ir galėčiau atleisti. O kaip aš galiu atleisti už tuos visus, kuriuos jis nužudė? Negaliu atleisti. Ir čia tas klausimas, kuris, ir tada mes jau vis tiek būdami krikščioniškoje kultūroje ir daug girdėję apie įvairius atleidimus Dievo, tai Levinas savo tekstuose, iš tiesų apie atleidimą daug nekalba, bet savo konfesiniuose tekstuose, kuriuose komentuoja Talmudą, ir mes šiandien irgi buvo nuoroda į Mišną, ir komentuodamas tuos labai trumpai paliečia Dievo atleidimo klausimą. Tai kitaip tariant, ar Dievas gali atleisti už tam tikrus žmogaus padarytus nusižengimus. Ir jis labai greitai tą temą palieka, nes sako, Dievas gali atleisti už tuos nusižengimus, kuriuos žmogus padarė prieš Dievą. Kitaip tariant, nesilaikė tam tikrų ritualų, ar nepakankamai meldėsi, nešventė šabo ir taip toliau. Ir toks, tu gali melsti atleidimo Dievo ir, tai yra iš tiesų toks tavo elgesys, tavo tam tikras veiksmas, kurį tu atlieki ir jis yra tavo galioje, nes tu atlieki tam tikrus atgailavimo ritualus ir štai tu jau gauni Dievo atleidimą, savo atleidį, Dievo vardu, kaip kam. Ar ne? Bet klausimas, kuris jam tada čia svarbesnis, ar Dievas, kas tai būtų, gali atleisti vieno žmogaus kitam padaryti nusižengimus. Ir Levinas sako, ne, tokio atleidimo būti negali, nes jei manoma, kad Dievas gali atleisti už vieno žmogaus kitam padarytą skriaudą, konkretybė yra paaukojama vardan principo, paaukojama vardan universalumu. Ir citata, aukštesniajame plane, absoliuto erdvėje, visuotinos istorijos mastu, viskas išsispręs, manom. Po 100 metų niekas nebegalvos apie mūsų skausmus, mažus rūpesčius ir įsižeidimus. Tačiau, kas šiuo atveju nutinka, tai yra visa istorija sulyginama, istorija žmogaus skriaudos ir kančios nerūpi, amžinybės akivaizdoje jos yra menkos. Ir Levinas pastebi, kad šiuolaikiniam žmogui tai yra labai tokia viliojanti perspektyva, kad darytum vardan aukštesnių tikslų idealų viską galima atleisti ir pateisinti. Tačiau doktrina, kuri siekia būti griežta subjektyvumui ir individualumui, mažiems asmeniniams įvykiams ir kuri išaukština universalios reikšmės išskirtinumą, pažadina mūsų sielos trokšančios didybės aidą. Viltingųjų ašaros ir juokas neturi didelės reikšmės. Svarbiausia yra dalykų tvarka absoliuta. Ir žinoma, ne. Ir Levino manymu, toks Dievo ar istorijos atleidimas negalimas, nes iš principo negali atliepti ir suprasti žmogiškosios aukos, ir žmogus paukojamas vardan totalybės. Ir Levinas aptardamas būtent atleidimo sampratą, rodo, kad atleidimas gali būti svarstomas tik tarp žmogiškame santykyje, konkrečiame tarp žmogiškame santykyje, o ne kaip istorijos atleidimas, nes neįmanomas, jeigu neatsižvelgti į kitą žmogų. Ir jo manymu būtinos 2 atleidimo sąlygos. Gali galbūt
galbūt dar jas papildyti, bet 2 atleidimo sąlygos, gera nuskriaustojo valia ir skriaudiko visiškas sąmoningumas. Ir būtent komentuodamas istorijas, kuriuos čia dabar nepasakosiu iš Talmudo, jis vienoje istorijoje kreipia dėmesį į tai, kad na štai vienas prašo atleidimo labai daug kartų. Prašo, jau susivokęs, bet jam neatleidžiama. Jam yra neatleidžiama. Ir tas, kuris nesuteikia atleidimo, Rab Hanina, yra išskirtinis žmogus. Ir jo gera valia niekam nekelia abejonių. Tai yra išskirtinių padarumo žmogus. Ir tada klausimas, o kodėl jis toks neatlaidus? Kodėl jis toks, na kaip sakykime, kietas širdis? Ir Levinas sako, na šiuo atveju yra antroji sąlyga padarytos žalos nesuvokimas. Tik visiškai suvokęs padarytą žalą skriaudikas gali prašyti atleidimo. Ir čia Levinas klausia, kaip mes galim tai išmatuoti, kaip mes galim išmatuoti savo blogą valią. O jei negalim, kaip mes galim prašyti atleidimo. Ir čia jis nurodo į tam tikrą nusižengusiojo nesąmoningumą, nesugebėjimą, negalėjimą iki galo suvokti savo veiksmų pasekmių. Ir šis nesąmoningumas yra neišteisinantis, o priešingai dar labiau kaltinantis. Taip tariant, tas, kuris nusižengia, jis jau pasirinko kelią, kuris yra neatšaukiamas. Ir žala, kuri daroma vienam, vien to neapsiriboja. Ir čia štai Levino begalinės atsakomybės samprata suskamba dar visai kitaip. Sako, kaip aš galiu išmatuoti, kaip nukentėjo kiti. Tai niekaip nepapuola į mano, negali papulti į mano sąmonę visų kitų patirta žala. Ir mano intencijos. Jei pripažįstu, Levinas sako, savo klaidas, tavo atžvilgiu, savo pačiu atgailavimu galiu nuskriausti trečiąjį asmenį. Tai darytum tokia išversta atsakomybė, kuri buvo atsakomybė už kito atsakomybę, tampa begalinė pasklidusi žala, kurios iš principo žmogus negali gebėti suvokti. Ir turėdamas omenyje šį aspektą, Levinas sako, kad atleidimas iš principo būtų neįmanomas. Nes aš visados siekiu rasti pasiteisinimą, tarytum kitas galėtų jį man suteikti, tačiau kaltė pranoksta aš kitą santykį. Visados yra ir trečias. Ir šiame kontekste Levinas svarsto būtent tos žalos, suvoktos žalos sampratą ir kasgi čia dabar galėtų būti tas, kuris nusprendžia ir sako, čia žala, apie žalą sprendžia tik tas, kuris nukentėjo. Tik tas, kuris nukentėjo, ne tas, kuris sukėlė žalą. Ir šiuo atveju aš niekada negaliu numatyti, kaip kitas žmogus pasielgs. Nėra jokios garantijos, kad jis manys, kad jau aš suvokiau tą žalą, kurią jam sukėliau. Ir šitame kontekste, nes čia vyko toks seminaras 63 metais ir nors atrodo aiškinamas yra Talmudo istorijos ir konfesiniai Levino tekstai. Ir štai, kai jis netikėtai tame kontekste pamini Heideggerį ir svarsto atleidimo Heideggeriui klausimą, būtent turėdamas omenyje nacionalsocializmo atvejį. Ir sako, kad galima, jei esi priverstas iki kraštutinumo, atleisti tam, kuris kalbėjo nesąmoningai. Galima atleisti daugelį vokiečių, tačiau yra tokių, kuriems sunku atleisti. Sunku atleisti Heideggeriui. Ir dabar taip tarytum, tai kodėl? Nes daug kas Heideggeriui linkia atleisti dėl to, kad jisai buvo iš tiesų reikšmingiausias 20 amžiaus filosofas. Arba kaip Derrida sako, iškalbinga tyla, labai garsi tyla. Levinas sako, ne, jis buvo iškiliausias, todėl labiausiai atsakingas ir labiausiai kaltas. Kad tai yra nepasiteisinimas, o dar labiau apkaltinama situacija. Dabar dar labai trumpai, kitoje istorijoje Levinas prisimena, komentuodamas, kreipia dėmesį į tai, kad, na, štai toks atvejis, kad tas, kuris nukentėjo, jau jį neramina, kodėl jo neprašo atleidimo, tas, kuris jam padarė skriaudą ir galvoja, na, aš nueisiu, jam vis tiek atleisiu. Ir ten viskas virsta į katastrofą, nes tas, kuriam ateina atleisti,
jis nepripažinęs, kad jisai kaltas ir jam tas atleidimas tampa tarytum dar labiau apkaltinančiu momentu. Tai jeigu besąlyginis atleidimas sako, kad negali prašyti, nes atsiras mainų logika ir taip toliau, tai šiuo atveju yra visai kita interpretacija ir manimas, kad tik tuo met, kai susivokė tas, kuris padarė žalą, bet tos žalos suvokti iš tiesų tarytum neįmanoma, bet tik tuo met galima apskritai prasidėti atleidimo procesas, tas tarytum naujas santykis teiktis. Ir labai trumpai čia tokios yra diskusijos, kur bandoma vartoti skirtingus terminus ir sakoma, kad gal čia ne taip, žodžiu, ten vieni skiria, jeigu anglų kalba, tai the pardon ir forgiveness, kad čia galbūt į kitus kontekstus šiek tiek galėtumėm nurodyti, bet man, arba tešuba, kur terminas, kuris nurodytų, tarytum, sako, tokį dvigubą judesį, bet tie tokie niuansai čia nėra pernelyg svarbus ir įdomus. Bet būtent ta įtampa tarp skirtingo atleidimo neįmanomybės, viena vertus tokios beprotybės, o kita vertus per daugybės sąlygų. Ir ta įtampa su Vizenstalo pavyzdžiu, negalėjimo atleisti už kitus tai, kas jiems padaryta, išryškina man čia tokį kitą Levino filosofijos aspektą, kur jis kalba apie tai, kad aš galiu pakeisti kitą jo atsakomybėje, neprisimti dar daugiau atsakomybės ir už kito persekiojimą ir taip toliau. Tačiau atleidimo atveju toks susikeitimas yra neįmanomas. Nes tarytum, jeigu tu susikeistum atleisdamas už kitą, tai tu tik dar sukeltum daugiau žalos, nes tik tai tas, kuris patyrė tam tikrą žalą, patyrė skriaudą, tik tas ir gali atleisti. Ir čia žinoma, kad mes atsidurime tokioje situacijoje, kad tas, kuris galėtų atleisti, jo daugiau nėra. Jis išnykęs yra istorijoje, jo balsas yra negirdimas dažniausiai. Na, žinoma, kad jis gali būti ar ne, arba kaip Primo Levi sako, aš nesu liudytojas. Liudytojas yra miręs. Tai tas klausimas, nuskamba vėlgi kitaip. Ir galbūt atsidurime tokioje situacijoje, kur iš tiesų tas atleidimas nėra tai, kas mums turėtų rūpėti. Ne tas kelias, kurio mes čia turėtume siekti, kad ir kaip norėtųsi. Bet pabaigai, gal aš, nežinau, taip, turiu dvi pabaigas, vieną trumpesnę, kitą ilgesnę, vieną su istorija, kitą be istorijos. Tai grįžtu prie to, tai ką pacitavau jau šiek tiek anksčiau, kai Levinas užsimena, kad atleidimas įmanomas, veikia kaip tam tikra tokia retroakcija, kur primenu tą citatą, žvelgiant iš įprastinio lydinio laiko perspektyvos, jį reiškia natūralios daiktų tvarkos atvertimą, laiko grįžtamumą. Ir tai čia tarytum apima keletą aspektų, kad atleidimas nukreiptas į praėjusį momentą, jis leidžia subjektui, kuris buvo įsipareigojęs kažkuriu praeities momentu, būti tarsi tas momentas nebūtų praėjęs, tarsi jis nebūtų buvęs įsipareigojęs. Ir veikiantis stipriau nei užmarštis, kuri nepaliečia pačios įvykio tikrovės, atleidimas veikia praeitį, kažkaip atkartoja įvykį, jį apvalydamas. Bet dabar koks čia tas atkartojimas gali vykti. Ir tada tęsim toliau, tada sako, skirtingai nei užmarštis, kuri nutraukia ryšius su praeitimi, atleidimas išsaugo atleistą praeitį dabartyje, apvalytoje dabartyje. Atleistasis nėra tas pats, kas nekaltas. Šis skirtumas neteikia pagrindo iškelti nekaltumo virš atleidimų. Veikiau jis leidžia atleidime įžvelgti keistą susitaikymo laimę, duoda kasdienėje patirtyje, kuri mūsų nebestebina. Abu susijęs su praeitimi, tačiau vienu atveju praeitis dabartyje nebeveikia, visiškai yra užmiršta, kitu atveju praeitis kartojasi dabartyje, bet ne kaip amžinas sugrįžimas, ne kaip reprezentacija regos teiktis, o kaip laiko pertraukis, kaip laiko inversija. Tai šiuo atveju viena vertus negaliu niekados negali būti atleista už kito persekiojimą, už kito mirtį, už kito kančią, už tai, kas istorijoje nutiko, nes nėra kas galėtų tai atleisti.
aukos jau nebėra, o kita vertus atleidimas iš principo visados yra per vėlai, jis visados yra anachroniškas. Jeigu reikia atleisti, jau taip vėlai. Bet tuo pačiu yra kažkokia implikacija pakartojimo, nes niekados nėra pakankamai, jeigu atleidimas vyksta, niekados nėra pakankamai atleidžiama. Ir tas pakartojimas, į kurį čia nurodymą, tai toks įvykio apvalymas, etinis įvykio keitimas, o ne metafizinis teiginys. Levinas konkrečių pavyzdžių ar sprendimo jokių būdų nepateikia, tik nurodymas į tuos momentus ir vis tik tai galimybę kažkokio tai atleidimo. Šiaip jam labiau atleidimas galimas tokia intimioj sferoje, kur neįsijungia trečiasis, bet kaip vieną tokį pavyzdį, kuris man čia kaip surezonavo labai greitai, nurodysiu, nes manau, kad daug kas jį bent atvejį žino. Būtent turiu omenyje Irenos Veisaitės pasakojimą, kur Irena Veisaitė įkalinta gete, Kauno gete, praėjusi atrankos akciją ir pagrindinis atrankos vykdytojas, gestapininkas Helmutas Rauka, kuris skirsto vienus į kairę, kitus į dešinę, ir pasakoja, kaip visą dieną buvo šalta, ir kaip priejau Rauką ir tą dieną nusiuntė juos į tą pusę, kur galėjo dar išgyventi. Ir Rauka, karininkas atsakingas už Kauno akciją, prisidėjo prie beveik 12 000 nužudymo ir jis vis tik išsisuko, pasislėpė ir ilgą laiką išvengė bausmės, tik 82 metais buvo surastas fronte ir areštuotas, kalėjime mirė laukdamas teismo. Tai, teismo, tokio teisingumo. Bet kas yra įdomu, kad 16 metais, atrodo, išėjo Irenos Veisaitės knyga, joje ši dalis dar nepasirodo, kad jis sulaukė laiško iš Helmuto Raukos anūkės, kuri norėjo su juo susitikti. Ir kaip pasakoja, kad anūkė nežinojo tiesos, nežinojo nieko apie savo senelį, nes šeimos nariai slėpė šią istoriją, o tai dar buvo Rytų Vokietija, tai dar tas ir prideda. Ir 17 metais Reglinda, tai yra anūkė, gestapininko atvyksta susitikti su Veisaite ir kažkaip atsiprašyti senelio aukų, kažkaip jo atsiprašyti. Ji niekados nebuvo sutikusi savo senelio ir Irena prisimena čia jos, kad aš supratau, kad ji yra kenčiantis žmogus. Ir tas susitaikymas galimas šiuo atveju ne su konkrečiai budeliu, bet per kartas, per kitus įvykio pakartojimas visai kitų, nesusitinkant konkrečiai šiuo atveju aukoms, nes žuvę nesusitinkant budeliui, bet darytum perkeičiant istoriją, įvedant etinę dimensiją ir kažkokiu atveju išlaikant nutylėtas ir užmirštas istorijas. Tai aš čia ir pabandysiu.